Sveiki visi, kas ieškote. Labai malonu su jumis bendrauti. Ačiū labai už atbulinį ryšį. Tai yra labai svarbu. Aš taip pat esu tas, kuris ieško. Aš nesu tas, kuris viską atrado. Aš žinau, kad esu teisingam keliui. Tas kelias atnešė man labai daug nuostabių vaisių. Ir taip kaip aš dabar gyvenu, aš negyvenau niekada. Aš jau sakiau apie tai, kad tie dalykai, kuriais dalinuosi, kaip minimum aš galiu drąsiai sakyti, kad mano gyvenime jie atnešė vaisių. Vieni dalykai atnešė be galo didelį vaisių, kiti mažesnį, nu, daug visko, daug patirties, daug metų kelionėje su viešpačiu, su karaliumi ir visokių buvo etapų. Taigi, vat šiandien esu tame, kad Dievas ragina dalintis tais dalykais, nes tai padeda kitiems. Tai padeda kitiems suprasti, pamatyti. Tai nereiškia, kad daugiau niekur jūs tiesos neatrasit, jokių būdų. Mokytojų užduotis pagelbėti žmogui, pagelbėti žmogui eiti kelionę su Kristumi. Nei vienas neturi teisės ryšti prie savęs. Mūsų užduotis, kaip mokytojai, aš apie mokytojus, pastorius kalbu, tai yra ryšti kiekvieną žmogų su viešpačiu, su karaliumi, su kūrėju, su tuo, kuriam viskas priklauso iš tikrųjų. Ir Dievas prakalbėjo kalbėti apie žmogaus sielą šiais metais. Aš dar tiksliai nežinau, kiek čia bus tų dalių, bet jau yra nemažai. Ir dar yra, Dievas rodo dar ir tokių labai įdomių dalykų, labai didelių dalykų. Aleliuja, išlaisvinančių dalykų. Taigi planuoju dalintis ir iš Dievo malonės taip ir bus. Taigi mes toliau judam va šitame cikle tavo siela kovos laukas. Mes kalbam apie sielą, mes daug ką jau aptariam. O dabar jau trečias mūsų susitikimas likimo tema, nes tas žodis irgi dažnai skamba likimas, o koks tavo likimas. Ir dainos apie tai, nemažai dainų, netgi labai nemažai dainų apie likimą. Ir visi galvoja, koksgi mano likimas. Ir va čia mes bandom atsakyti į tą klausimą. Savo šitą klausimą esu atsakęs labai aiškiai, taigi dalinuosi tom išmintim, kurias Dievas rodo, atskleidžia. Taigi toliau dalinuosi ekranu ir mes su jumis keliaujam toliau, negaiždami laiko, visi skuba. Va, bet svarbiausia, kad mes skubėtumėm, kaip sakyti, atsakingai. Taigi, nuo žodžio iki likimo mes su jumis įsiaiškinom, kad svarbu pasirinkti gerą žodį, patikrintą žodį. Po to mes priimam sprendimą tikėti to žodžiu, nes visi mūsų veiksmai tik iš to, ką mes tikime. Jeigu mes tom netikim, mes ir iš to neveikiam. Pagal žmogaus veiksmus galima suprasti, kuom tas žmogus tiki. Iš tikrųjų, veiksmai parodo, ką žmogus tiki. Tai turi būti praktiška, tas tikėjimas, jis negali būti be jokių požymių. Anksčiau ar vėliau tie požymiai turi atsirasti. Ir maža to, tai turi būti pastovu. Jeigu mes norim rezultatų, jeigu mes norim, kad žodis būtų su vaisiais, tai mes turim tai daryti pastoviai. Ir mes apie tai kalbėjom, tai yra be galo svarbu, tas pastovumas. Ir kada mes darysime tai pastoviai, mes ateisime pagaliau į tą laiką, jau tuo momentu mes jau pradedam matyti vaisius. Žiūrėkit, čia labai svarbus punktas. Mes jau turim matyti vaisius. Jeigu nėra va tų teigiamų vaisių, tai kažkas yra ne taip. Kažkas yra ne taip. Ieškokit atsakymų, pasitarkite su išmintingais žmonėm, apie tai kontempliuokite su viešpačiu. Ir viešpats jums atskleidžia 100%, nes Dievas mus veda. Čia yra žmonių iliuzija, kad žmonės sako, mes patys keliaujam. Žmonės nesugeba patys keliauti. Žmonės yra vedami. Visi. Klausimas, ko jie vedami. Kažkas vedamas geismų, kažkas baimių, kažkas dar kažko tai, kažkas Dievo dvasios, kažkas Dievo meilės, kažkas Dievo vedimo. Taigi mes ateinam į įprotį, tai yra suformuota tvirtovė, ta geroji tvirtovė, kurios išversti jau nesigaus labai greitai. Ir Jėzus mums apie tai kalba, kad jeigu žmogus neturi šaknų, tai kai ateina persiekimas dėl žodžio, ką tai reiškia? Tai reiškia, jūs išgirdot kažkokį tai gerą žodį, pavyzdžiui, dėl tų pačių fizinių pratimų arba dėl maisto. Ir jūs nusprendėt, kad aš judu, aš tikiu, čia viską teisingai kalba ir aš judu tą linkme. Jeigu jūs
padarėte tai vieną ar ten visai kelis kartus, nebuvo pastovumo tame, tai jeigu ateis informacija, kad, oi, tas žodis, ne, negeras, ten negera dieta, negeri pratimai, reikia kitų. A, nu jo, turbūt jo, ai, viskas, einu ten. Ir viskas. To žodžio nebėra, nors gali būti, kad tai buvo labai geras žodis. Jūs tiesiog neišlaikėt to laiko, nepakartojo tai tam tikrą skaičių, kartą skaičių, skaičių kartą, nepakartojo tiek kartų, kad jau prieiti prie vaisių. Taigi šaknis arba tvirtovės tai ir yra mūsų įprotis, kai mes jau priprantam, pavyzdžiui, iš ryto jūs jau priprantat eiti ten, pavyzdžiui, šaltą dušą arba ten eiti ant kilimėlio ir mankštintis arba dar kažkoks, tai aš dabar apie gerus įpročius. Ir jau netgi tada, kai jūs atsibūnat ir galvojate, oi ne, šiandien ne, per mažai mėgojo, bet po to visgi jūs kūnas traukia, tai yra jau įprotis, jūs jau jaučiat, kad, nu, jums to reikia ir tai yra daug lengviau, nes tie įpročiai jau jūs kviečia, jau jūs traukia. Ir mūsų užduotis, jo, mes atsimenam, kad mes keliaujam šventėjimo keliu. Tai yra iš dvasios mes nešame šviesą į mūsų sielas. Ir mūsų užduotis, vad kaip rašo Paulius, mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtovės. Tai reiškia, mes greunam tamsos tvirtovės, tos, kurios suformuotos ant melo, kur pagrindė buvo žodis melagingas, mes to žodžiu patikėjom, mes tą žodį praktikavom, mes tai darėm periodiškai ir susidarė tvirtovė. Viskas, tvirtovė. Tai Dievo žodis galingas greuti tas tvirtovės, o statyti mūsų sielose kitas tvirtovės. Tai yra įpročius, tai yra mąstymo koncepcijas, jo algoritmus galima pasakyti. Mes jau kitaip žiūrim į tam tikrus klausimus, kai mes tame pasiliekam, tai jau keičia. Ir apie save galiu drąsiai pasakyti, kad prieš jūs sėdi visiškai kitas kūrinys, visiškai naujas kūrinys, palyginti su žmogum, kuris gyveno kažkada toj pačioj valstybėje, tam pačiam tarp tų pačių žmonių, jo Lietuvoje, bet požiūris į dalykus buvo visiškai kitoks. Dievas pakeitė viską radikaliai. Per tą laiką viskas labai 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 pasikeitė. Va, ir ačiū Dievui iš tikrųjų, kad pasikeitė. Va, taip ir yra. Taigi, įprotis, labai geras dalykas, geras įprotis, be abejo, aš apie gerus kalbu, ir tai yra jau mūsų pagalba, mes galim toliau judėti į priekį. O įprotis keičia mūsų charakterį. Tai jau pasidaro ant tiek gilų, tai yra sekantis lygis, kada jūsų charakteris pasikeičia. Ir kažkas sako, charakterį pakeisti neįmanoma, mano ten tėvas buvo nervuotas, mano ten senelis buvo nervuotas, ir aš nervuotas, ir aš ten iš karto užsidegu ten po vieno žodžio ar po dviejų ten ir pradedu šaukti, klykti. Bet aš jums galiu atsakingai pasakyti, kad tuos dalykus pakeisti galima. Jeigu jūs norite tai pakeisti, Dievo valia tai pakeisti. Žiūrėkit, mūsų šventoji dvasia ateina su dovanomis ir viena iš dovanų yra susivaldymas. Vat kalbant apie tą pavyzdį, kurį pasakiau, susivaldymas. Tai reiškia, kad tavo ir mano dvasiai tai jau yra. Susivaldymas, visiškas susivaldymas, bet kokioje situacijoje jau yra ir tavo ir mano gyvenime. Gal tavo sieloje ir net nekvepia šitą dovaną, bet tavo dvasioje jau tai yra. Ir jeigu tu paimsi šitą žodį, jeigu tu jį tai praktikuosi, Dievas tau gelbės pastoviai, nes tai yra Dievo valia, Dievas tave apgaubs, jo. Mes skaitėme apie tai, kad tiesiog Dievo malonė, jinai nesuvokiama, jinai tave apgaubs, jinai tave padengs, jinai tau pagelbės, jinai tave nukreips, sustiprins ir per tam tikrą laiką atsiras įpročiai. Tie įpročiai pakeis netgi tavo charakterį. Ir kažkas sakys, wow, tu ne savo tėvo sūnus, tu kažkoks kitoks, tie, kurie tavęs nepažinojo anksčiau. Tu sakysi, aš buvau grinai kaip mano tėvelis ir užsilepsnodavau po pirmo žodžio. Bet Jėzus Kristus, Dievas, kūrėjas, mane pakeitė, mane visiškai pakeitė. Bendradarbiaudamas su juo, aš sugebėjau pakeisti savo charakterį. Taigi, šitie žingsniai, kurie čia įvardinti, juos galima pritaikyti labai daug kur. Tai yra labai stiprus įrankis, tai yra praktika
Ir va šią seką jūs galite atsekti savo gyvenime ir galite sąmoningai judėti, brangiai. Žodis, sprendimas, praktika, pastovumas, va čia yra sudėtingiausi žingsniai. Praktika, pastovumas. Ir po to mes jau perinam į įprotį. Čia taip pat bus daug polimų, čia taip pat bus spaudimų ir norų nustumti jūs iš to gerojo kelio. Bet charakteris, tai jau kažkas nepakeičiamo. O charakteris, brangieji, jis keičia likimą. Jis keičia mūsų likimą ir tai yra dalykas, kuris jau įtakoja išorinius žmonės. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Žodis, kuris nuskambėjo jūsų širdyje galbūt. Ir jūs galvojat, nu, čia tik apie mane. Pas Dievą taip nėra. Jo, mes galim paimti obuolį ir paskaičiuoti, kiek ten yra sieklų, kiek ten yra kauliukų. Bet jūs man niekada nepasakysit, kiek viename kauliuke yra obuolių. Nes kiekviena ta sėklytė, jinai gali tiesiog numirti ir nieko net neš. Aš turiu omeny nenumirti, o nebūti pasieta ir nieko net neš. Bet jeigu jinai bus pasieta ir kaip tik jinai numirs, tai jinai atneš be galo daug vaisių. Be galo daug vaisių. Taigi, paprastas žodis viename žmoguje gali pakeisti jo likimą ir ir įtakoti kitus žmonės. Aišku, ar tų žmonių likimai bus pakeisti, jiems patiems jau reikės pereiti per šitos laiptukus, bet 100%, kad per tai bus įtaka kitiems žmonėms. Ir dabar atsakysim į tą klausimą, dėl kurio labai daug žmonių galvoja. Tai koksgi mano likimas? Aš tau pasakysiu labai paprastai ir trumpai. Savo likimą tu gali pasirinkti. Likimų yra labai labai daug. Tavo likimų yra labai labai daug. Galim taip pasakyti. Yra likimas iš Dievo, tobulas likimas. Ir yra likimas iš velnio. Velnias atėjo vogti, žudyti ir pražudyti. Dievas atėjo tam, kad duoti gyvenimą ir duoti gyvenimą apšiai. O tu, siela, rinkis. Ar tu tai paimsi iš viešpatės, ar tu tai paimsi ne iš viešpatės. Ar šitą dalį šitoj sferoje tai paimsi iš viešpatės, ar ne iš viešpatės. Ir taip kiekvienoj sferoje. Supranti? Tai tavo pasirinkimas judėti. O Dievas mums sako, aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų. Sako viešpats, sumanimus jūsų geroviai, o ne nelaimiai ir ateitį su viltimi. Viešpats nėra paruošęs mums nelaimės. Viešpats nėra paruošęs mums kažkokių blogų dalykų. Dievas yra paruošęs mums nuostabiausius dalykus. Jeigu jis mūsų ir drausmina, jeigu jis mūsų ir mokina, tai čia tik tai mūsų labui. Ir čia neina kalba apie ten kojų laužimą, prakeikimą, kažkokias ligas ar mirtis. Jokių būdų. Drausminimas yra drausminimas ir tai yra labai geras dalykas. Bet viskas, kas iš Dievo yra paruošta, yra nuostabu ir atneša nuostabių vaisių. Taigi, brangieji, jūs dabar žinot visą eiliškumą. Žodis, sprendimas, praktika, pakartojimas, atsiranda įprotis, kuris keičia jūsų charakterį, o charakteris įtakoja jūsų likimą ir keičia jūsų likimą ir turi poveikį kitiems žmonėms. Taigi, kelionė nuo išgirsto žodžio iki likimo pasikeitimo amžinybėje yra labai gili. Jo, čia neapsieisi, kaip sakyti, paviršutiniškai. Čia yra gilūs dalykai. Jo, pakeisti charakterį, tai yra, nu kaip sakyti, tas biosas kompiuterį. Jo, tai yra tokios bazinės programos, kurios guli labai labai giliai mūsų esybei, mūsų sieloj. Ir mes galime jas pakeisti. Jos yra pakeičiamos. Visa siela mūsų yra pakeičiama. Beveik visa, ne visa, bet beveik visa siela yra pakeičiama. Tai kelias, kuris prasideda nuo paprasto klausymosi veiksmo, bet gali vesti į transformaciją, kuri aidi laike ir erdvėje. Aleliuja, labai stiprų žodžiai. Ir taip ir yra. Pirmas žingsnis yra klausymasis. Tai ne tik fizinis garso pasiekimas mūsų ausis, bet ir tikras klausymasis. Jo, pažinimas, atsimenat? Pažinti tiesą. Tai atvirumas naujoms idėjoms, naujoms perspektyvoms ir naujoms galimybėms. Tai leidimas kitų žodžiams paliesti mūsų širdis ir protus. Leisti jiems formuoti mūsų supratimą apie pasaulį. Aleliuja. Toliau ateina supratimas.
Čia mes paimame žodžius, kuriuos girdėjome ir pradedame juos apdoroti. Mes galvojame apie tai, ką jie reiškia, kaip jie susiję su mūsų pačių patirtimi ir ką jie gali reikšti mūsų ateičiai. Tai labai svarbus žingsnis, nes čia pradedame matyti pokyčių potencialą. Jo, kai mes patikime žodžiu, mes matome potencialą, Dievas sako, aš tave išgydysiu, pavyzdžiui, arba tu esi išgydytas. Wow, ar tu to nori? Ar tu to nori? Be abejo, aš noriu būti sveikas. Tai yra normalu būti sveikam, nesirgti jokiom lygom, jokiam amžiui. Tai yra normalu ir taip ir turi būti. Tada pereiname prie veiksmų. Čia prasideda tikroji transformacija. Viena yra girdėti ir suprasti, bet visai kas kita veikti pagal tai, ko išmokome. Va čia, brangiai. Jo. Pažinimas tiesos tai yra praktika. Veikti pagal tai, ką aš išgirdau. Bandyti. Vėl ir vėl. Nesustoti. Ir jūs matysit rezultatą. Tai gali reikšti pokyčius savo gyvenime arba pastangas pakeisti mūsų supantį pasaulį. Yra pasakytas toksai dalykas, jeigu tu darai tą patį, tai ir tu ir gausi tą patį. Jeigu tu nori gauti kažkokį tai naują rezultatą, tau reikia pakeisti tai, ką ir kaip tu darai. Brangiai, jeigu mes darysime tą patį, nors ir dar stipriau, bus tas pats rezultatas. Nu, gal kažkiek didesnis ar smarkesnis, bet tas pats. Galiausiai pasiekėme poveikio etapą. Būtent čia mūsų atlikti pokyčiai pradeda sklysti į išorę, paveikdami ne tik mūsų pačių, bet ir aplinkinių gyvenimus. Būtent čia pamatome tikrąją išgirsto žodžio galę, nes jis veda prie likimo pasikeitimo, kuris gali aidėti per amžinybę. Va toks yra Dievo planas, kad jo pasakytas žodis, kad jo mes patikėtumėm, tai reiškia veiktume iš to žodžio. Jeigu mes sakom, kad tikim, bet neveikiam, tai čia yra apgaulė. Jo, kaip Jokūbo laiške buvo parašyta, kad tie žmonės, kurie tik klauso, bet nepraktikuoja, nu, jie tiesiog save apgauna ir viskas. Atminkite, kad ši kelionė ne visada tiesi. Tai vingiuotas kelias, pilnas vingių ir posūkių, tačiau kad ir kur jį vestų, transformacijos potencialas visada yra. Tai reikia noro klausytis, suprasti, veikti ir daryti pokyčius. Aleliuja. Tai va to, brangieji, jums ir linkiu, kad jūs judėtumėt šito keliu, kad jūs pritaikytumėt va šitą pažinimą į savo gyvenimą. Tai jums labai padės, tai jums padės išryškinti mechanizmus ir procesus, kurie vyksta jūsų sieloje. Nes to nesuvokiant, priešas apgauna mus ir mes nesuprantam priežasčių, kodėl nesigavo. Nuostabus žodis, rezultato nėra arba rezultatas juokingai mažas. Mes pradedame bijoti žodžių, bet priežastis gali būti visai kita. Jis gali būti tarpinėse stadijose, dėl to mes neturim to rezultato, kurį turėtume turėti pagal žodį. Taigi šią temą mes su jumis užbaiginėjom. Aš laukiu jūsų atsiliepimų, laukiu jūsų komentarų, klausimų, liudijimų laukiu. Jo pasidalinkit, brangieji, tai labai labai įdomu, tai nuostabu, tai stiprina. Parašykit, ar jūsų liudijimų galima pasidalinti. Va, jeigu galima, tai iš karto komentaruose galite rašyti jūsų liudijimus ir tegul tai būna sustiprinimu kitiems žmonėm. Tai va. Taigi, žadėta malda. Kai visada aš meldžiuosi Viešpatie už tos žmonės, kurie išdrįsta eiti tavo keliu, kurie išdrįsta priimti tavo išmintį, Viešpatie, kurie išdrįsta būti tavyje, nepriklausomai nuo išorinių sąlygų, nepriklausomai nuo jausmų vidinių, nepriklausomai nuo ko, nes tu vakar šiandien per amžius esi tas pats Dievas. Aš laiminu kiekvieną, aleliuja, kuris išdrįsta. Tai taip gražu tavo akim. Aš matau tas gražias širdis, aš matau tas spindinčias širdis, aleliuja, kurios trokšta Viešpatės. Gal išorėje viskas ne taip gerai, bet tavo viduje yra spindesys, tavo viduje yra nuostabus grožis, pats Dievas apsigyveno tavo sieloje. Aleliuja, Viešpatė, ačiū tau. Ačiū tau, brangusis, kad tu vedi mus, kad tu mus myli, kad tu mus saugai. Ir kad nuo mūsų bandymų nepriklauso tavo požiūris į mus. Aleliuja, kad tu visada pasiruošęs į raginimus bandyti vėl
Ir jeigu buvo kažkokių neigiamų patirčių, tu tik sakai, nu ir gerai, nieko tokio. Tu dabar žinai, kaip nereikia, tu dabar žinai, kur suklydai, daugiau ten nebesuklysi. Aleliuja. Laiminu kiekvieną. Laiminu kiekvieną ir iki pasimatymo, brangieji. Iki pasimatymo.